važiuoju į Minską, į Baltarusijos sostinę, kartu su Europos parlamento delegacija. Mūsų kelionės tikslas yra susipažinti su situacija šalyje, nes pastaruosius 10 metų santykiai tarp ES ir Baltarusijos buvo gerokai atšalę ir ilgą laiką nebuvo vizitų Europos parlamento narių į šią šalį. Taigi, pagrindinis dalykas yra susipažinti su situacija, na ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų toje šalyje yra tie pozityvūs pasikeitimai, apie kuriuos mes girdime dirbdami Briuselyje. Europos parlamento delegacija, vadovaujama patyrusių parlamentaro britų konservatoriaus Christopher Beasley vizitą Minske, pradėjo susitikimus su šios šalies sostinėje reziduojančiais ES valstybių ambasadoriais. Pokalbis vykęs Lietuvos ambasadoje, pirmininkaujant Lietuvos ambasadoriui Baltarusijoje, jo ekscelencijai Edvinui Bagdonui buvo atviras ir dalykiškas. Susitikimo dalyviai aptarė išvakarėse Minske viešėjusio bei su šios šalies prezidentu Aleksandru Lukašenka susitikusio ES aukštojo įgaliotinio užsienio politikai Javiero Solanos vizito išdavas, ES santykių su Baltarusija patyrimą ir ateities perspektyvas. Šio susitikimo metu buvo išsamiai aptarta Baltarusijos valdžios vykdoma užsienio politika, tame tarpe pozicija dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos nepripažinimo. Europarlamentarai ir diplomatai pasikeitė nuomonėmis ir apie Baltarusijos politinę ir ekonominę situaciją, žmogaus teisių padėtį šioje šalyje, Rusijos įtaką ES, Baltarusijos santykiams ir politiniams procesams šioje šalyje. Europos parlamento delegacija buvo informuota apie susidorojimą su taikiomis demonstracijomis Minske, vykusiomis Europos parlamento delegacijos vizito išvakarėse, kuomet buvo imtasi represijų prieš jaunimą, susirinkusi pažymėti Valentino meilės dieną. We had a useful meeting today with the Foreign Ministry. Šiandien dalyvavome naudingame susitikime su Užsienio reikalų ministerija čia Minske, Baltarusijoje. Susitikome su šios šalies aukšto rango diplomatais iš Užsienio reikalų ministerijos ir Baltarusijos ambasadoriumi Europos Sąjungoje. Manau, kad ypatingai naudingas buvo ne įprastinis mums jau žinomo dalykų pakartojimas, bet bandymas nuspręsti, kokios galimybės gerinti santykius. Aptarėme Solanos vizitą ir jaučiame, aplinka yra tinkama pokyčiams, tačiau visada turi būti išlaikytas balansas. Negalime susitaikyti su tuo, kad tik mes judame reikiamą kryptimi, nesulaukdami atsako iš Baltarusijos valdžios pusės. Manau, kad įsakysime savo pastabas, kai pateiksime rekomendacijas parlamentui. Kita vertus, jeigu iš Baltarusijos valdžios atstovų tikrai jaučiamas noras judėti link stabilesnių santykių su Europos Sąjunga, mes leidžiame suprasti, kad norime juos palaikyti. Tačiau tam turi būti užtikrintos žmogaus teisės, spaudos laisvė, politinės priklausomybės laisvė. Kitaip šis siekis palaikyti abipusius santykius netenka prasmės. Jų galų gale abi pusės ieško saugumo ir stabilumo. Susitikimo su nepriklausoma Baltarusijos žurnalistų asociacija ir su opozicijos atstovais tikslas buvo išgirsti jų nuomonę apie tai, kas šiuo metu vyksta Baltarusijoje. Vyriausybė, valdžia teigia, įvykdžiusi daug pokyčių, siekdama sukurti sąlygas pilietiniai visuomeniai, politiniai opozicijai ir nepriklausomai žiniasklaidai Baltarusijoje. Tačiau tie, kurie asmeniškai domisi ir dalyvauja šioje veikloje, žurnalistai, jų nuomonė yra labai svarbi ir jų nuomonė mažiau optimistiška negu jų vyriausybės nuomonė. Tačiau jie turi daug vilčių, kad dėl ES spaudimo reikalai pasikeis į gerą per ateinančius 2 mėnesius.
Europos parlamentarų delegacija Minske susitiko ir su Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovais. Susitikime dalyvavo buvęs kandidatas į prezidentus, buvęs politinis kalinys Aleksandras Kozulinas, taip pat Andrėjaus Sacharovo premijos laureatas, demokratinės opozicijos lyderis Aleksandras Milinkievič, Krikščionių demokratų partijos pirmininkas Pavel Severinets, vienas Baltarusijos liaudies fronto lyderių Vincuk Večorka ir kiti. Susitikime dalyviai pasikeitė nuomonėmis dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgių, vizų režimo, ES prioritetų plėtojant santykius su Baltarusija. Dauguma dalyvavusiųjų pasisakė už ES dialogą su Baltarusijos valdžia, tačiau neatsisakant ES vertybių, jų akcentavimo. Pagarba žmogaus teisėms, demokratinės reformos, įstatymų viršenybė buvo ir turėtų pasilikti bet kokio dialogo su Baltarusijos valdžia sąlyga. Pagarba žmogaus teisėms, demokratinės reformos, įstatymų viršenybė buvo ir turėtų pasilikti bet kokio dialogo su Baltarusijos valdžia sąlyga. Pažanga minėtose srityse turėtų būti esminė sąlyga apsisprendžiant ir dėl to, ar Baltarusija bus pakviesta dalyvauti naujame ES projekte, rytų partnerystėje, kuris turės ir parlamentinę dimensiją Euronest, parlamentinę asamblėją, kurioje dirbs ES ir rytinių kaiminių parlamentų, taip pat ir demokratinės opozicijos atstovai. Buvo aptartas ir Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos kvietimo dalyvauti šio milžiniško daugiamečio projekto pradžios renginyje, gegužės 7 dieną, Prahoje, įvyksiančiame ES ir rytinių kaiminių viršūnių susitikime. Dauguma opozicijos atstovų buvo reiklus ir nedviprasmiški. Jokių carte blanche Aleksandro Lukašenkos režimui. Prekiauti žmogaus teisėmis ir apskritai vertybėmis nevalia, nes vertybės, moralinės vertybės yra tai, kuo neprekiaujama. Pirmiausia, demokratinės reformos ir tik po to sankcijų panaikinimas, finansinė parama. As you probably know, we represent the largest political group in the European Kaip jūs jau tikriausiai žinote, mes atstovaujame didžiausią politinę partiją Europos parlamente, Europos liaudies partiją, Europos demokratus. Savo politinėje grupėje turime atstovų iš visų 27 ES šalių. Mūsų vizito tikslas – surinkti faktus. Grįžę į Briuselį, išsamei informuosime savo politinę grupę, visą Europos parlamentą apie tai, ką pamatėme ir sužinojome Minske. Turime veikti pagal nustatytą darbotvarkę, apie kurią jūs norime informuoti. Veiksmai prasidėjo praeitų metų spalį ES tarybai priėmus išvadas dėl Baltarusijos. Kaip jūs žinote, spalio 13-ąją sprendimas neišduoti vizų kai kuriems oficialiems pareigūnams buvo sustabdytas 6 mėnesių laikotarpiui. Taigi balandžio viduryje ES nuspręs, ar šis sustabdymas bus pratęstas ar nutrauktas. Tai yra, kas laukia ateityje. Taigi mūsų šios misijos tikslai tikrai svarbus ir tai, ką mes sužinojame šiandien, mano nuomonė, turės žymios įtakos sprendimui, kuris bus priimtas balandį. Nėra abejonių, kad ne visos 27 šalys narės yra įtikintos, kad reikalai Baltarusijoje keičiasi į gerą. Yra bent kelios, kurios turi tam tikrų abejonių, todėl Europos parlamento nuomonė, kuri bus paskelbta likus 2 savaitėms iki ministrų sprendimo priėmimo, bus labai svarbi. Ir mes remsimės savo ankstesnėmis rezoliucijomis, kuriuose, kaip jau ponia Andrikinė minėjo, mes įtraukime keletą, na gal nesąlygų, daugiau sričių, kurios turi būti įvertintos, kad būtų nustatyta, ar progresas vyksta į teigiamą pusę, ar priešingai. That should be assessed to measure whether the progress is in right direction or not in the right direction.
And there are five Yra main 5 pagrindinės sritys. Pirmoji – kad Baltarusijoje neliktų politinių kalinių. Antroji – rinkimų įstatymo pakeitimai, kurie užtikrintų demokratinius rinkimus. Pokyčiai baudžiamajame kodekse. Turi būti pakeisti tie straipsniai, kurie netitinka tarptautinių saviraiškos laisvės standartų. Complied with international standards of freedom of expression. Then the fourth, media freedom. Tuomet ketvirtoji – spaudos laisvė ir penktoji – laisvė veikti nevyriausybinėms organizacijoms ir politinėms partijoms. Mes atvykome čia susitikti su žmonėmis iš vyriausybės ir iš opozicijos, iš Baltarusijos žurnalistų asociacijos bei kitų nevyriausybinių organizacijų, kad jų paklaustume, kokia yra situacija šiuose 5 srityse Baltarusijoje 6 mėnesių laikotarpio viduryje. Europos parlamento delegacijos vizitas į Minską baigėsi. Diena buvo ilga ir sunki. Mes nepasiekėme visko, ko norėjome. Tačiau sužinojome daug. Dauguma mūsų buvo šioje šalyje pirmą kartą. Bus apie ką kalbėti grįžus į Europos parlamentą. Todėl, kad artėja rimtų apsisprendimų metas visai Europos Sąjungai, kokios politikos laikytis Baltarusijos atžvilgiu. Ir mūsų čia šiandien surinkta informacija, manau, kad leis ne tik tai suformuluoti teisingą Europos parlamento poziciją, bet įtakos ir visos Europos Sąjungos sprendimą, kuris turi būti padarytas balandžio viduryje. Mes važiavome į Baltarusiją. Praėjo 2 savaitės ir Baltarusijai šiandien Strasbūre, Europos parlamente. Praeis dar 1 mėnuo ir dokumentas apie ES Baltarusijos santykius ir jų ateitį bus balsuojamas čia, didžiojoje salėje. Europos parlamentas – vienintelė demokratiniu būdu išrinkta ES institucija, renkama ES valstybių piliečių visuotiniuose, slaptuose ir lygiuose rinkimuose. Šiuo metu Europos parlamente dirba 785 atstovai, išrinkti 27 ES valstybėse narėse. Europos parlamentas posėdžiauja Briuselyje ir Strasbūre. Europos parlamentas buvo įsteigtas 1958 metų kovo 19 dieną. Jį tuomet sudarė 142 nariai, deleguoti tuometinių valstybių narių. Tuomet ši institucija vadinosi Europos parlamentinė asamblėja, o Europos parlamentu ji buvo pavadinta 1962 metais. Pirmieji tiesioginiai rinkimai į Europos parlamentą įvyko 1979 metų birželio 7-10 dienomis. Europos parlamentas renkamas kas 5 metus ir laikantis sutarties eiliniai Europos parlamento rinkimai visoje Europos Sąjungoje, kurią šiuo metu sudaro 27 valstybės, vyks šių metų birželio 4-7 dienomis. Per metus Strasbūre įvyksta 12 Europos parlamento plenarinių sesijų, dar 5-6 trumposios 2 dienų plenarinės sesijos kasmet vyksta Briuselyje. Plenarinių sesijų metu priimami Europos parlamento dokumentai, pranešimai, rezoliucijos, balsuojama dėl sprendimų, kuriems reikalingas 2 ES institucijų – Europos parlamento ir ES tarybos arba Europos komisijos sutarimas, bendras sprendimas. Plenarinių sesijų metu vyksta ir daugybė kitų renginių. Posėdžiauja Europos parlamento komitetai, delegacijos su trečiosiomis šalimis, parlamentarų grupės, į kurias jungiamasi pagal interesus. Viena jų – Baltijos Europos parlamentarų grupė, kuriai vadovauja Christopher Beasley, o jo pavaduotojai yra Laima Andrikienė, Henrik Laks, Vytautas Landsbergis. Šios kadencijos Europos parlamentas nuo savo darbo pradžios 2004 m. Liepos viduryje iki 2009 m. vasario yra priėmęs 1565 įstatyminio pobūdžio dokumentus, įskaitant ES biudžeto tvirtinimą, ES vidaus rinkos reguliavimo taisyklės ir kitą. Per tą patį laiką priimta dar 500 neįstatyminių pobūdžio rezoliucijų, kuriuose Europos parlamentas išreiškė savo poziciją aktualiais užsienio politikos žmogaus teisių klausimais.
Baltarusija yra svarbi Europos Sąjungai, nes Baltarusija yra pačiame Europos viduryje. Europos Sąjungos valstybės Lietuva, Latvija, Lenkija turi sieną su Baltarusija. Be to, šalia Baltarusijos yra Rusija. Ir Rusija dažnai naudoja baltarusišką kortą, kalbėdamasi su Europos Sąjunga. Taip kad Baltarusijai dėmesio yra daug. Ši šalis labai rūpi Europos parlamentui, taip kad visos ES institucijos, aš jau nekalbu apie valstybės narės, dirba su Baltarusija. Aš net negalėčiau pasakyti, kad jom rūpi Baltarusija, bet iš tikrųjų dirba su Baltarusija. Ir ieško paties efektyviausio būdo. Neleisti Rusijai išnaudoti Baltarusiją savo tikslams. Ir turėti šalia savęs, šalia Europos Sąjungos patikimą partnerį, kuris garantuotų visai Europos Sąjungai ir daugiau stabilumo ir saugumo. Baltijos Europos parlamentarų grupė buvo pirmoji suteikusi svečiams tribūną ir galimybę kreiptis į Europos parlamentą įvertinant ES Baltarusijos santykių status quo problemas, įsakyti lūkesčius, ko Baltarusijos visuomenė tikisi iš ES. Svečių vertinimai buvo tiesūs, kartais negailestingi ir skaudus, privertę europarlamentarus pasižiūrėti į ES vykdomą politiką Baltarusių demokratų, opozicijos, represijas patyrusių žmonių akimis. Demokratinės opozicijos lyderiai kreipėsi ES, Europos parlamento narius, prašydami akcentuoti žmogaus teisių bei pagrindinių Europos vertybių svarbą dialoge su Baltarusija bei nekviesti Aleksandro Lukašenkos į gegužės 7 dieną Prahoje įvyksiantį viršūnių susitikimą, kurio metu bus pradėta ES rytų partnerystės programa. Aleksandras Lukašenka tokį kvietimą supras kaip indulgenciją 15 metų vykusioms represijoms ir kaip carte blanche veiksmų laisvę ateičiai. ES privalo nepanaikinti esamų sankcijų Baltarusijos valdžios atstovams dar 6 mėnesius ir nustatyti aiškius namų darbus, ką režimas turėtų pasiekti per šį laikotarpį. Ir tik tada, jei bus pasiekti laukiami rezultatai, Baltarusija turėtų būti įtraukta į rytų partnerystės programą, pabrėžė Anatolijus Lebedsko. Europiečiai patys savo turėtų atsakyti klausimą, kaip jie turėtų tęsti dialogą su Baltarusija. Ar jie vadovausis žiauriu pragmatizmu ir ekonominiais interesais, ar gins žmogaus teisės, demokratiją bei pagrindinės Europos vertybės. Pagal europinės vertybės, Aleksandro Lukašenkos dalyvavimas Prahos viršūnių susitikime būtų nepriimtinas, sakė Aleksandras Kozulinas. Žmogaus teisių pažeidimai, demokratinės opozicijos aktyvistų įkalinimas, policijos brutalumas, išvaikant taikias demonstracijas, yra nepriimtini ES. Mes norime padėti Baltarusijos žmonėms rimtų ekonominių sunkumų metu. Baltijos Europos parlamentarų grupė vieningai pareiškė savo paramą demokratinės Baltarusijos opozicijos lyderiams Aleksandrui Kozulinui ir Anatolijui Lebedsko, bei buvo dėkingi galėdami išgirsti jų pasisakymus, sakė Baltijos Europos parlamentarų grupės pirmininkas Christopher Beasley. Su Lietuvos nuolatiniu atstovu prie Europos tarybos ambasadoriumi, jo ekscelencija Gediminu Šerkšniu, susitiko Strasbūre viešėję Baltarusijos opozicijos atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta padėtis Baltarusijoje, šalyje galiojantis įstatymai, jų atitikimas tarptautinės teisės normoms ir kita. Baltarusijos opozicijos atstovai Europos parlamente Strasbūre turėjo daugybę susitikimų. Juos priėmė Europos parlamento prezidentas Hans-Gert Pöttering, Europos parlamento viceprezidentas Mario Mauro, Europos parlamento užsienio reikalų komitetų pirmininkas Jacek Sariusz-Wolski. Čia įvyko ir svečių susitikimas su Europos komisijos nare atsakinga už užsienio ryšius ir kaiminystės politiką, buvusią Austrijos užsienio reikalų ministre Benita Ferrero-Waldner.
Aš labai gerai suprantu Baltarusių opoziciją ir šiandieninį jų kalbėjimą čia, Europos parlamente Strasbūre. Ir būtent Strasbūre, nes atsimenu labai gerai save, kitus Lietuvos atstovus. Prieš 17-18 metų mes čia taip pat buvome ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja tuomet suteikė Lietuvai, Latvijai ir Estijai specialaus svečio statusą ir mums tai buvo tokia pergalė. Po to, kai mes paskelbė nepriklausomybę, nesulaukėm pripažinimo, nes pasaulis mylėjo Gorbačiovą ir mūsų niekas nenorėjo mylėti. Mes buvom tokie nereikalingi, tokie neprognozuojami, tokie nežinia ko norinti, su savo laisvės siekiu. Ir kai šiandien aš girdžiu tą patį kalbant Baltarusių opoziciją, kurie nori, kad jų šalis būtų laisva, demokratiška, kad jinai būtų civilizuoto pasaulio dalis, Europos dalis, tikrąja to žodžio prasme. Aš visom išgalėm noriu jiem padėti. Todėl, kad ta atmintis ir patyrimas, kurį mums teko čia praeiti, jinai niekur nedingo, nei su manim.